Gal kažkas turbūt vaikelių užsirašė, kurie. Aišėm šeimą, ne? Nu, pažiūrėjau, pakėtėm žvaigą. Labą dieną, mėly žmonės, susirinkę iš visos Lietuvos. Ačiū visiems, kad nesate abejingi, kad šiandien nepatingėjote atvažiuoti, ateiti. Ir tylėjome. Štai už ką neatleis mums dangus. Pats atsakingas už daugelio taip vadinamų rezonansinių gyvūnų marimų. Aš jų nevadinsiu, nes jas visi gerai žino. Žino ir tie, kurie šiandien ruošiasi balsuoti už Neringos Venckienės atidavimą į prokuratūrą. Dar baigdamas norėčiau pasakyti. Sukilkim žemaičiai, sukilkim aukštaičiai, sukilkim visą Lietuvą. Į kovą aukštaičiai, į kovą žemaičiai, į kovą visą Lietuvą. Ačiū. Tai baigiant mitingą, man patikėta perskaityti rezoliuciją. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkai, Lietuvos Respublikos piliečių rezoliucija 2013 m. balandžio 9 diena. Priimta bendru sutarimu mitingo metu. Mes, įvairių Lietuvos rajonų ir miestų žmonės, suprasdami nuolat blogėjantį mūsų šalies ekonominį ir dvasinį gyvenimą, reiškiame savo nuomonę ir reikalavimus visų lygių renkamiems valstybės vadovams. Pirma, nedelsiant grąžinti lietuvių tautai galią, realiai spręsti visus svarbiausius bendruomenės gyvenimo klausimus per visuotinio referendumo sprendimus ir laikytis jų kaip neginčytinų aukščiausių įstatymų veikimo. Antra, tuoj pat liautis bet kokio politizuoto persekiojimo Seimo nariui tai visiems asmenims, kurie atvirai reiškia nepasitikėjimą valstybėje įsigalėjusią neteisingą teismų veiklą, nukreipta į paprastų žmonių gniuždymui. Trečia, sudaryti tarptautinės rezonansinių bylų tyrimo grupės. Ketvirta, viešai skelbti visų valstybės tarnautojų nusikalstamos veiklos mastus ir pirmiausiai juos spręsti teisminė tvarka, išieškant padarytą žalą iš konkrečių nusikaltėlių. Penkta. Tiesą gal galima tik laikinai nuslėpti, pakišti po užnuodytą kaldrą. Gerbėmieji, skubi informacija iš Seimo. Neringos Venckienės Seime nėra. Vyksta jos neliečiamybės klausimo svarstymas. Už Neringą Venckienę ginamąją kalbą sako Jonas Varkala. Labai panašu, kad vis tiek balsavimas šiandien įvyks. Kas galite, nueikite į Seimą. Ačiū. O dabar paprašykim gerojo Dievo, kad mūsų himno žodžiai išsipildytų. Sugiedosim Lietuvos himną. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė. Iš raidės tavo sūnus tėvas stiprybę semia. Ir šviesa, ir tiesa, mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi.
mums Dievas. Ačiū visiems. Privalo vėlgi pagal Seimo rinkimų komisijų įstatymą išsamiai išnagrinėti visas aplinkybės, visus įmanomus įrodymus ir tada spręsti dėl teisinės neliečiamybės klausimo panaikinimas. Teisinė neliečiamybė yra suteikiama būtent tam, kad nevyktų politinio susidorojimo, koks vyksta dabar. Tam, kad įrodysi, kad vyksta politinio susidorojimas, aš galėčiau trumpai labai pacituoti. Jeigu jūs prašau, taip jau byla. Tai iš esmės visuomeninė komisija sudaryta iš žinomų teisininkų, signatarų, konstitucijos kūrėjų, iš žmogaus teisių asociacijų, gynimo asociacijų kūrėjų, vasario 20 dieną konstatavo, kad per 9 mėnesius nuo smurto akto Garliavoje valdžios pareigūnai taip ir nepateikė visuomenei informacijos liudijančios, kad prievartinis vaiko perdavimas liudininkų nukentėjusių apsaugos programai padėjo įgyvendinti viešai keltą tikslą, kad yra užtikrinta vaiko gerovė, jo teisės ir teisės interesai. Nėra iki šiol žinoma jokia patikima informacija apie tai, kad prievarta ir socialinė izoliacija vaiko sveikatos būklę paveikė teigiamai ir nepadarė jam žalos. Prezidentė praėjusių metų gegužės 17 dieną pareikalavo ištirti, ar visus sujaudinusių Garliavos įvykių metu citata nebuvo panaudota prievarta ir teigė, kad prievarta vaiko atžvilgiu negalima. Tačiau per 9 mėnesius nei prezidentei, nei Seimui atskaitingos institucijos nėra pateikę jokios išsamiais tyrimais pagrįstos medžiagos ir aiškaus atsakymo, kad prievarta nebuvo Garliavoje naudota. Priešingai. Teisėtvarkos pareigūnų sprendimai ir vieši pareiškimai šio klausimu yra labai dviprasmiški, nepakankamai argumentuoti, keliantis visuomenei pagrįstų abejonių. Vykdant teismo sprendimą, jėga ir prievarta prieš mergaitę neturėjo būti pavartota jokių pretekstų, jokių lapsų, kaip tai labai aiškiai nurodo Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos konstitucija, Lietuvos civilinės ir civilinio proceso kodeksas. Deja, vaiko orumas nebuvo gerinamas. Prieš vaiką buvo panaudota jėga ir tą iš Seimo tribūnos paliudijo generalinis prokuroras, prašydamas ateiti iškelti specialias teisinę neliečiamybę. Nei Seimas, nei prezidentė, kuriems iš esmės komisija buvo nesakusi savo pirmas dvejasias išvadas, kuriuose konstatavo, kad yra pasikeisinti ateinti Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką ir nustatė grubius konstitucijos pažeidimus. Iki šiol šitų grubių Garliavos smurto atvejų deramai, teisiškai ir politiškai neįvertino. Aš noriu pasakyti, kad tokia ištikimybės priesaika Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai mūsų Seimo narius, kaip atvejai jomis ir prezidentė, įpareigoja principingai ginti valstybės konstitucinę santvarką. Todėl iš esmės neįvertinus antikonstitucinių smurtinių veiksmų Garliavoje, mes atvedėme kelią antidemokratinėms ir antikonstitucinėms tendencijoms Lietuvos valstybės stiprėti. Aš manau, kad tokiu atveju Lietuvoje turėtų pasipildyti kaip grybų pajėgus. Lietuvos valdžios institucijos ėmė vadovautis doktrina, kurios esminis principas teismų sprendimus būtina vykdyti besąlygiškai, bet kokiomis priemonėmis, kaip atvejant ir naudojant grubią prievartą prieš vaiką. Tačiau laikantis šio principo, šiurkščiai pažeidus konstituciją, pažeidas pats federalinio apylinkės teismo sprendimas. Prokuroras, cituodamas čia, kad turėjo vienintelė neskaitinė kaip vaikai perduoti mergaitę skubiai, pamiršo pridurti antrą federalinio teismo sprendimo dalį, bet prievartos prieš vaiką. Teismo sprendimo besąlygiškas vykdymas, pažeidžiant esminės konstitucijos nuostatas, yra policinės valstybės požymis, neatitinka demokratinės ir humaniškos valstybės principų. Iš tikrųjų, aš noriu pasakyti, kad šiuo metu mes matome prieš Eriką Venckienės atvykusią teisėsaugą, kaip aukščiausio teismo pirmininko ir teisėjų tarybos pirmininko pareiškimo, kad Erika Venckienė yra politinės ne tik teisinėje, bet ir politinėje sistemoje. Iš esmės yra vykdomas politinis susidorojimas su Erika Venckienė būtent teisinėje ir manau, kad ir politinėje sistemoje
kėlė laimės visus teismus, jeigu kreipėsi Europos žmogaus teisių teismą. Aš noriu pasakyti, kad visi iš jūsų, kurie šiandien leis atimti šios teisinę neliečiamybę, turėtume gerai pagalvoti, iš kokios kišenės jūs prašysite tos milijonus, kurias valstybė turės teisų mokėti Europos žmogaus teisių teismo sprendimo. Tai ir be abejonės noriu pasakyti, kad mes kiekvienas esame atsakingi už tai, kad mūsų valstybė nebus autokratinė valstybė. Mes esame atsakingi už demokratinę valstybę. Ir teisinėje valstybėje demokratinės valstybės principas būtent yra įtvirtinamas protingų, tarpe ir teismų sprendimų laikymas. Aš noriu pasakyti, kad Kubilius įrodė savo vyriausybės valdymo metu, kad vyriausybės vėlgi teismų sprendimus tame tarpe su Eilas Bokeliais ir prisiminkime, kaip jie balsavo dėl NATO neliečiamybės atėmimo, kai daugiau negu pusė frakcijos narių tuo metu nereikalavo, kad teisinė neliečiamybė būtų panaikinama. Kaip tik aiškino, kad jie nepasitikė teismais ir vyksta politinis susidarojimas. Tai žinau, kad šitą diskusiją, kuri yra apribota, kuri nebuvo leista panagrinėti plačiau labai svarbaus teisėjų klausimų. Faktiškai mes čia sprendžiame, ar atiduoti žmogų į teisingumo rankas. Iš kitos pusės kyla klausimas, ar mes pasitikime teisingumo sistemą šitoje šalyje. Pažiūrėkime į apklausas, pažiūrėkime, ką žmonės kalba. Bet grįžkim šiek tiek prie bylos. Aš irgi buvau komisijos pirmininkas, komisijos narys ir stebėjau komisijos darbą, susipažinau su medžiaga ir iš jo susidarė įspūdis. Dalis komisijos narių iš anksto turėjo aiškią nuostatą naikinti neliečiamybę. Akivaizdu buvo, ypač tada, kai buvo balsuojama dėl to atleisti suimtą. Susipažinau aš su popierinė medžiaga, ir aš mačiau kai kuriuos rimtus neatitikimus tarp to, kas parašyta ir to, kas visiems žinoma. Pavyzdžiui, ką veikia advokatas Černiauskas, ar jis nešė patenka. Yra didžiulis neatitikimas tarp vaidmenų. Aš susipažinau su dviem teikimais. Vienas buvo praeitų metų gegužės 23 dienos teikimas Seimui panaikinti teisėjai Venckienę neliečiamybę. Ir gruodžio 28 dienos. Atkreipkite dėmesį. Apie spardymą pirmuoja važiuoja nieko nebūtų. Klausimas. Tai buvo ar nebuvo? Trečias dalykas, kuris, aš manau, turėjo labai sujaudinti Seimą. Tai yra prokuroro atsisakymus mus, kaip žmonės, siekusius ir turinčius teisę dirbti su slapta informacija. Atsisakė prokuroras mums tą medžiagą vaizduoti. Juk labai būtų paprasta. Pažiūrėjo medžiagą, palygino mūsų popierinę versiją ir mato, kas iš tikrųjų vyko. Iš mūsų praktiškai pasityčiojo duodami paskutinėme posėdyje 12 sekundžių epizodą. Jeigu būtų davę visą medžiagą, mes būtume pamatę, kad mergaitė prievarta, kai tikėtina, yra išnešama. Jos tikrai vienas turtumėte negalėjo išnešti. Bet buvo laužiama ranka politinių veiksmų teisėjai. Klausiu kolegos, buvę demokratiečiai, jau už kai balsuosite. Tai ar galioja įstatymai visiems vienodai, visiems, ir Venckienei, ir pareigūnams, jeigu jie atliko politinį veiksmą prieš netinklę teisėją turinčią teisinę neliečiamybę, mes laužom konstitucinę santvarką. Mes laužom konstituciją santvarką referendumui, kai nusižeminame ir neišsireikalaujame medžiagos. Mums pasakė prokuroras, kad neduosiu.
tyliai. Kas atsitiko su teisėsauga? Teisėsauga tapo uždara, visai visuomenės nekontroliuojama sistema ir praktiškai ta vadinama savikontrolė priveda prie to, kad praktiškai visuomenė nieko negali prieiti. Ir supratyti, bet ir padaryti įtaką. Gerąją žodžio prasme. Aš juk prašau sąlygyti patys, prieš prokurorai, kurie nebuvo atsakyti. Sakykim, šalyje vyks mafija implantavo savo žmonės į prokuratūrą. Klausimas, kaip gali šalis apvalyti prokuratūrą nuo mafijos elementų? Tik vienu būdu visuomenė ir visų pirma tautos išrinktieji žmonės turi prisiimti atsakomybę ir protingai bei atsakingai imtis šitą darbą. Jeigu paliksim, tai galutinai bus žlugdyta prokuratūra ir kitas teisinės sistemas. Uždarumas, kuris šiandien yra teisėsaugoje, reiškia, kad sistemai mes sudarėm sąlygas degraduoti. Niekas negali niekaip paveikti šitų sistemų, nes jos uždarytos net parlamentai. Kolegos, baigiu, gerbiamas direktorius. Pabaigai, tautos atstovai, įgalioti tautos, gali atlikti parlamentinę priežiūrą. Turi atlikti parlamentinę priežiūrą. Jei tautos atstovai neprisiima šitos atsakomybės ir nesupranta šitos pareigos, vadinasi, jie neatlieka savo konstitucinės pareigos. Ačiū. Dėkuoju. Gerbiami kolegos, prieš balsavimą motyvai už prieš, 4 už, 4 prieš. Visi gerai žinome, kad gydytojas profesorės Leibas liudijimą šioje byloje apie pasibjaurėtiną įvykį jos kabinete, griaunantį esminius mūsų galvos kultūros pamatus, kai vaiko akivaizdoje buvo ne tik nesidrojama, bet ir įžulavama. Šis liudijimas be galo svarbus šiai bylai, galintis nulemti ne tik jos baigtį, bet ir viešosios nuomonės svarstyklės, nes be galinių pasiekmių vis dar apnuogina tų žmonių ir jų tarpusavio santykių šlykščiai esama. Tuo tarpu daroma viskas, kad šis liudijimas taptų niekiniu, o gydytoja atlikusi savo pilietinę ir profesinę pareigą iš liudytojos viską kaltinamąją. Jei nepatikėsime šį liudijimą, jei leisime jį paniekinti, padarysime sąžinės klaidą. Aš nedažnai duodu garbės žodį, ypač viešai, tačiau šįkart sakau, garbės žodis. Šį liudytoją, laimingas dalykas, sako tiesą, nes pažįsta jo daug metų, kaip retas sąžiningumo, gyrėjų pareigingą žmogų, kuriai menas yra neįmanoma pusė. Tiesa yra ne tas pats, ką teisė. Seimas yra gyvas organizmas. Nepaversime jo mechanizmų. Jeigu leisime, kad būtų susižvalgus ir liudytojai, jei leisime, kad būtų atiduota teismui Nerijai Galeckienei, padarysime metafizinę nuodėmę, leisdami tiesą pakeisti teisę. Ir nesistebėkime, jeigu sulauksime atpildo iš to, kuris yra pasakęs, kad esu tiesa gyvenime. Dėkuoju. Už kalbės Vytenis Povilas Andriukaitis. Klausydamas Izraelio Patracko pakartojo vienas atvejai, aš esu tiesa ir gyvenimas, pasakė Jėzus Kristus, tikrinti, kad visi stosite prieš teismą, jokie imunitetai nepadės. Jokie nepadės imunitetai, jokie. Taigi, kolegos, ir teisminė praktika ir konstitucija yra šitas tas pats biblinis ir šventas principas. Jeigu tave kviečia į teismą, eik. Nebėk nuo teismo, Maskvą kur nors į Varšuvą, jeigu kviečia į teismą, eik. Čia yra romėnų teisės fundamentalus principas. Negi Galeckienė turi gražią kalbą ginamąją. Algirdas Patrackas gali būti liudininku, nes jis turi dar faktų ir gali priteisti. Tai kolegos, eikite į teismą ir jūs iš tikrųjų laimėsite bylą. Todėl visą laiką balsavau už imuniteto nuėmimus, sudarydamas galimybę žmogui apsiginti teisme.
Štai man reikia patarti tikras principas, kaip lašas vandens. Jeigu tave kviečia į teismą, nesigramstyk imunitetus. Nėra reikalo. Jeigu nevaiko imuniteto, padėk mandatą ir vis tiek gali. Taigi šventas principas, apie ką čia kalbu. Taigi sakau, ir būkime ištikimi konstitucijai priesakai šventajam raštui. Pilota teismą. Dėkuoju. Paskutinis kalba Vytautas Antanas Matulevičius. Ačiū, gerbiami Seimo nariai. Būtų labai lengva balsuoti ir atiduoti Neringą Venckienę į teisingumo rankas, jeigu mes Lietuvoje iš tikrųjų turėtume šiaurišką teismą ir galėtume pasakyti, kad esame tobula teisinė valstybė. Kam reikalingas teisėjui ar Seimo nario imunitetas? Tam, kad su juo nebūtų susidorota. Šiuo atveju mes visi labai gerai prisimename ne kieno nors kito, o aukščiausiojo teismo pirmininko žodžius apie tai, kad Neringa Venckienė yra pūlinys yra ne tik teisinės, bet ir politinės sistemos pūlinys. Ir dabar štai iš šių teisėjų rankas mes atiduodame jos likimą. Maža to, Neringa Venckienė buvo ir yra viena iš aršiausių Lietuvos teisinės sistemos kritikų. Jei tarp inkriminuojamų kaltinimų net yra vien toks, kur kalbama apie tai, kad pažemino teismo, aš bijau suklysti. Kitaip sakant, Lietuvoje dabar yra tokia logika šioje istorijoje. Mergaitė, apie kurią žino visa Lietuva, dalyvaujant psichiatrams, davė parodymus prieš savo motiną, taip? Ir po to, nenustačius motinos kaltumo ir jos neišteisinus, mergaitė davusi tos parodymus prieš mamą buvo grąžinta taip pačiai mamai. Dabar šiandien grėsia irgi ta pati logika Neringos Venckienės atžvilgiu. Ji kritikavo šalies teisinę sistemą, kritikavo ją labai aštriai ir dabar ji, kaip ir mergaitė, atiduodama į tos pačios teisinės sistemos rankas. Ar mes galime tikėtis objektyvumo? Gerbiami Seimo nariai, aš prašau jūs vis dėlto. Gerbiamas Vytautai, mes susitarėm, kalbant Seimo 2 minutės. Šiandien kolegos pasisakymai, motyvai dėl rezoliucijos pasakyti, todėl kviečiu balsuoti. Dėl Seimo rezoliucijos, dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narę Neringą Venckienę patraukti baudžiamon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaldyti jos laisvę. Balsavimas. Už balsavo 80, prieš 23, susilaikė 16. Rezoliucija pritarta. Rytinis posėdis minutėlė dėl kažkodėl. Prašau. Iš Lietuvos važiuoju amžina konservatorių socialdemokratų sąjunga, kuri praktiškai jau ketvirtą kartą aš tą stebiu sušvinta Lietuvoje. Aš noriu paaiškinti jiems, kad Seimas
Matijozė susirinko. Patys renka. Ką renka? Patys rinko. Patys rinko. Patys rinko. Tai ant savęs išrinktų mūsų tiesiog. Tai viskas kitaip. O, magnifikas. Tipsi. Šalia ausinių padėti. Kalbėt nuėjo kažkas. A ką neturi, tipsi visur. Visur tipsi. O tai, kur išimta kortelė, tipsi visur. Jeigu kai bus Seimo narė, tai žinosi. Čia kažkas turi Lietuvoje kažkas kitą įvykti. To, kad tai negali taip visą laiką vykti. Bet vanagis bėga ant pačių emocijų. Šitą muziką gali klausyti. Paistis? Šitą mėgą. Labai seniai. Negaliu net pasakyti, kaip sausai su kolegom, todėl kad visų pirma, aš tai esu nusivylusi, aš ir pasakysiu atvirai, ir Lietuvos sąrašo priimtiem žmonėm. Aš esu labai nusivylusi ir Gailiumi, ir Rupšiu. Aš esu nusivylusi visokiais, nežinau, priesaikos, kažkokia tai grupė yra. Ten, žinot, aš apskritai manau, kad kiekvienas davęs priesaiką nebeturi paskui dar deklaruoti, kad jisai laikysis ir į kažkokią grupės tos priesaikos. Jeigu tu davei priesaiką, tai yra priesaika visam gyvenimui. Tai kas čia dar per kažkokios tai grupės įrodė šiandien, kaip jie tos priesaikos laikosi. Galėčiau vardinti čia krūvą žmonių, visokius Juozapaičius ir Sergejus Jovaišą ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Viršūnė, šiaip tai gėda. Ir turiu pasakyti, kad gėda dėl to, kad iš tikro visokių čia motyvų galima surasti, kad neva tai prieš policiją panaudojo jėgą, matote, ten sutrenkė per veidą. Palaukite, ką reiškia sutrenkė, jeigu yra neteisėtas veiksmas vykdomas prieš vaiką, prievarta. Teismo sprendime aiškiai pasakyta, skubiai perduoti vaiką, nenaudojant prievartos prieš vaiką. Tai jeigu buvo naudojama prievarta prieš vaiką, kur ta policija buvo? Kodėl ta policija tuo metu to vaiko nesėmė ginti? Policijos tiesioginė pareiga, funkcija ir pareiga buvo tą vaiką apginti. Bet dėja jie to nepadarė. Kodėl jie to nepadarė? Praėjo prokuroras. Seimas tokių savo veiksmų parodė visiškai savo bejėgiškumą, parodė, kad tas Seimo nario ir teisėjo
teisinio imuniteto klausimas yra visiška fikcija, jis yra formalus, jis yra nulinis, nes politiniam susidorojimui tai yra atviri vartai. Jūs pažiūrėkit konservatoriai dėl Matuzo neliečiamybės panaikinimo. Aš galiu labai atsakingai pasakyti, ėjo su kiekvienu frakcijos nariu, aš tuo metu dar priklausiau tai frakcijai, su kiekvienu tarėsi, kad tik nebūtų balsuojama už neliečiamybės panaikinimą. Tai tuo metu jie nežinojo, kad gyvenam teisiniai valstybei. Kas pasikeitė per tuos metus laiko? Nepilnus metus. Kas pasikeitė? Konservatorių mąstysena. Kad priimti įpareigojantį privalomą balsavimą, praktiškai prievartinį antikonstitucinį balsavimą, kad būtinai balsuotų visi. Tai yra baimė. Baimė būtent naujos politinės jėgos ir tai yra politinis susidorojimas.